Labas rytas, pradedame Lietuvos nepriklausomybės akto signataro Zigmo Vaišvilos spaudos konferenciją dėl valdžios antivalstybinės veiklos. Prašom, signatarė. Labas rytas, ačiū gerbiama Laima. Štai taip, mėlyje. Noriu paklausti, kur šitie didvyriai žurnalistai, kurie vakar, gal ne 100 kartų, bet beveik tiek kartų skambino man ir norėjo, spirgėjo ir BNS tame tarpe užduoti klausimus. Labai atsiprašau jų, nes buvau Kaune teisme. Bet šiandien kalba ne apie tai. Šiandien kalbėsime apie tai, kaip valdžios institucijos vykdo antivalstybinę veiklą. Nes kitaip pavadinti tai, kas buvo vakar paskelbta taip vadinamoje 2015 metų VSD ataskaitoje ir VSD bei antrojo operatyvinių tarnybų departamento, krašto apsaugos ministerijai priklausančio, bendro dokumento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas. Štai koks dokumentas. Aš noriu pasakyti, kad situacija yra labai savotiškai panaši, kokia buvo po mano kalbos 2013 metų sausio 13 Seime per iškilmingą minėjimą, kai taip pat spirgėjo žurnalistai tuoj pat sužinoti mano nuomonę ir aš juos mielai pakviečiau į sausio 15-osios spaudos konferenciją. Štai šioje salėje buvo aibė kamerų gausių, šiandien tik tai gerbia Vaida Juozapaitytė ir Seimo televizija, interneto portalas transliuoja. Ir po šitos spaudos konferencijos nebuvo nė vieno klausimo. Nė vieno. Šiandien bailiai vakar 50-70 kartų norėjo iš manęs nuomonės apie mano neskaitytą VSD ataskaitą ir šito grėsmių įvardinimo dokumentą. Šiandien jie visiškai bailiai neišdrįsę ateiti į šią spaudos konferenciją. Aš norėčiau pradėti nuo vakar dienos, rekomenduoju Lietuvos ryto interneto svetainę visiems paskaityti. Pirmas labai šaunus kultūros skyriuje interviu su Grigorijum Kanovičiu, rašytoju, ir pacituosiu jį. Jūs, kurie smerkite ar parašėte ką nors panašios jėgos kaip Justino Mindaugas, Mažvydas, Katedra, iš kokių šeimų jūs teisėjai kilę? Ar jūsų tėvai negyveno toje pačioje Sovietų Lietuvoje? Čia apie Justiną Marcinkevičių. Jeigu aš kaip jo laidotuvių komisijos pirmininkas papasakočiau visą šitą menkystų iš valdžios varžymasi, kas kokią kalbą pasakys prie Justino, amžinatilsį Justino karsto, užmirštant net, kad jį reikės dar palaidoti ir vietą surasti laidotuvių. Bet šiandien ne apie tai kalba. Šiandien kalba apie tai, kur link veda šitos valstybės taip vadinamas ataskaitos. Jos veda prie to, skaitykite vakar Lietuvos ryto interviu su režisieriumi Rimu Tuminu. Jos veda prie Rimo Tumino namo sudeginimo. Ar VSD ataskaitoje yra apie tai parašyta? Prieš porą mėnesių sudegintas jo namas. Tokiem dvasios vergam kaip Arvydas Anušauskas ir šias ataskaitas pasirašiusiam Dariui Jauniškiui ir antro departamento vadovui Alvydui Šiupariui. Pacituosiu 2015 m. rugsėjo 15 generalinės prokuratūros raštą, kuriuo esu informuojamas, kad patikrinus informacinę prokuratūros sistemą nustatyta, kad prokuratūroje nėra duomenų apie jūsų atžvilgių pradėtą ikiteisminį tyrimą pagal Lietuvos baudžiamojo kodekso 120 straipsnį kolaboravimas ir panašiai. O dabar pristatau
mano kreipimąsi šiandien jau įteikta Seimui ir generaliniam prokurorui. Jis adresuotas yra ir prezidentai Daliai Grybauskaitei, ir Valstybės saugumo departamentui, ir antrojo operatyvinių tarnybų departamentui, jų vadovams. Taigi, vakar viešai čia Seime šioje salėje paskelbta 2015 metų VSD ataskaita ir VSD ir antro operatyvinių tarnybų departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimas. Konstitucinių pagrindų apsaugos dalies skyriuje, pavadintame Rusijai parankus politiniai visuomeniniai judėjimai, šios valstybės specialiosios tarnybos pateikė Seimui ir sąmoningai viešai paskelbė ne tik žinomai melagingą informaciją apie signatarą ir buvusį VSD generalinį direktorių Zigmą Vaišvilą, Lietuvos Respublikos aukščiausiosios tarybos krašto apsaugos ir vidaus reikalų nuolatinės komisijos pirmininką 1991 m. sausio 13 naktį, prasidėjus atvirai TSRS karinė agresijai prieš Lietuvą, paskirta Lietuvos Respublikos ministro pirmininko pavaduotoju, vieną Lietuvos kariuomenės pasienio apsaugos muitinės ir VSD atkūrėjų, štai matome Audrių Butkevičių, krašto apsaugos departamento generalinį direktorių, vėliau krašto apsaugos ministrą. Ši žinomai melaginga ir šmeižikiška informacija paskelbta ne kažkokiame anot Monikos Garbačiauskaitės Facebooko šut portalyje, aš atsiprašau visų šitą žodį, tai Delfio vyredaktorės terminologija naudojant šią informaciją VSD paskelbtą. Šut portaliai. Rusišką matą, kurį naudoja savo Facebook'e konservatorių apologetas Ramanauskas, pseudonimu Greitas. Aš nekartosiu. Rusiškas matas. Konservatoriai ginasi ir jaunimą pritraukinėja rusiškų matų. Taigi, ši žinoma melaginga ir šmeižikiška informacija paskelbta ir apie signatarą Rolandą Paulauską, Seimo narį Audrių Naką, kitus asmenys, judėjimus Mūsų gretos, Nacionalinis interesas, interneto svetainės Ekspertai EU, LDN LT, Šauksmes LT, Revoliucija.org, Sarmatas LT, Versijos LT, Laisvas laikraštis LT, Birželio 3 grupė. Šios specialiosios tarnybos teigia, atsiprašau, skaitysiu, bet noriu būti pedantiškai tikslus, kad signataras Zigmas Vaišvila bando konsoliduoti jėgais prokremliškai Rusijos veiklai. Viešai komentuodamas signatarų Zigmo Vaišvilos ir Rolando Paulausko paminėjimą ataskaitoje apie grėsmės nacionaliniam saugumui, vakar VSD vadovas Darius Jauniškis paaiškino, cituoju Darių Jauniškį, VSD vadovą, kolegą. Veiksmai kalba patys už save. Mes neteisinę prasme vertiname signatarų veiklą. Mes manome, kad tam tikri pasisakymai kelia grėsmę. Parodo, kad yra žmonių, kurie pritarė Rusijos ekspansiniai politikai ir taip toliau. Citatos pabaiga. Dariau Jauniškį, labai blogai, jeigu saugumo institucijos negerbė teisės ir tamsta tai prisipažinote. Po šios žinomai melagingos ir šmeižikiškos informacijos paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje ir jos komentaruose kilo didžiulė šmeižto banga, grasinimai susidoroti, įvairios nesantaikos kurstymai. Tai nenuostabu, nes šią pirminę informaciją paskelbė Lietuvos valstybės specialiosios tarnybos, kurias įstatymas įpareigoja ne tik rūpintis valstybės ir jos piliečių saugumu, bet ir gerbti įstatymus jų laikytis. Šiuose VSD ir antro operatyvinių tarnybų departamento dokumentuose paskleista tikrovės netitinkanti ir šmeižikiška informacija. Tai patvirtina faktai, kurių šios tarnybos vadovai negali nežinoti, bent jau iš mano viešai ir kitų asmenų paskelbtos informacijos. Pavyzdžiui, pirma, 2015 m. Birželio 3 forumą Lietuvos mokslo akademija dėl mūsų valstybės ateities organizavo ne Zigmas Vaišvila ir Audrius Nakas, o Lietuvos mokslo akademija visų pirma.
dalis Lietuvos persitvarkymo sąjūdžio iniciatyvinės grupės narių ir dalis Lietuvos nepriklausomybės atstatymo akto signatarų. Dabar atidžiai klausykit VSD vadovai. Forumą pasveikino ir sėkmės jo darbui sveikinimo raštu palinkėjo Lietuvos Respublikos prezidentė Dalia Grybauskaitė. Norite susirasti šitą dokumentą? Skaitykite dar neuždraustus portalus Ekspertai.eu ir panašius. Vadovaujantis tokia logika ir Respublikos prezidentę reikėjo įtraukti į grėsmių nacionaliniam saugumui sąrašą. Jis sveikino šitų prokremliškų veikėjų forumą Lietuvos mokslo akademijoje, kurioje gimė sąjūdis. Antras faktas. Birželio 3 grupėje, kurią šioje tribūnoje Lietuvos mokslo akademijoje pristatė Seimo narys Audrius Nakas, yra tik fiziniai asmenys ir ne vienos organizacijos ar partijos. Tai viešai paskelbta. Kaip jūs dirbate, saugumiečiai? Nežinote, kas viešai paskelbta? Trečia. Identiška, šmeižikiška informacija šių metų sausio 24 ir kovo 13 dieną viešai paskelbė LRT TV programa Savaitė. Ja sutartinai vienu metu pakartoja aibė interneto svetainių. Laukime šį sekmadienį trečios šios serialo dalies. Ketvirta. Pirmą kartą šią šmeižikišką informaciją apie mano ir kitų tų pačių asmenų antivalstybinę veiklą Rusijos valstybės naudai, tariamai vykdoma prieš Lietuvos Respubliką, paskelbta 2015 m. rugpjūčio 3 dienos 15 min LT straipsnėje Lietuvos radikalai naudoja rusiškos ir sovietinės propagandos technologijas. Paminėta 10 interneto svetainių, karštas komentaras, Laisvas laikraštis, Ekspertai, L-diena, Sarmatas, Nacionalistas, Lietuviais, Versijos, Šauksmas LT ir kiti. Signatarai Zigmas Vaišvila, Rolandas Paulauskas, kiti asmenys. Nedelsdamas, pernai rugpjūčio 3 dieną kreipiausi į generalinę prokuratūrą dėl savo visų pirma ir kitų asmenų antivalstybinės veiklos ištyrimo. Galų gale pradėtame ikiteisminėme tyrime numeris 01-1-48-216-15 Vilniaus apygardos prokuratūros įsiteisėjusių 2015 m. gruodžio 17 dienos nutarimu dėl šio ikiteisminio tyrimo nutraukimo nustatyta, kad nepadaryta jokia veikla turinti nusikaltimo numatyto baudžiamojo kodekso 122 ar kito straipsnio požymių. Jokios antivalstybinės veiklos saugumo veikėjai ir vadovai, pseudo vadovai, prokuratūros nutarimas nustatė, kad nėra. Taigi, prokuratūrai nustačius, kad 15 min paskelbta šmeižikiška ir tikrovės netikinanti informacija nėra apie jokią antivalstybinę veiklą. Tokiu būdu prokuratūros nutarimu, kuris beje yra privalomas, ponai pareigūnai, nežinantis Lietuvos teisės, ir Valstybės saugumo departamentui, ir antro operatyvinių tarnybų departamentui, nustatė šios faktus. Pirma, informacija paskelbtame minėtame 15 min LT straipsnėje yra šmeižtas ir melagingas pranešimas apie visuomenį grėsinti pavojų. Tai yra baudžiamojo kodekso 285 straipsnio numatytos galimai nusikalstamos veikos. Šiame ikiteisminėme tyrime liudytojas ir šio 15 min LT straipsnio autorius Dovydas Pancerevas parodė, kaip liudytojas oficialiai prisiekęs neduoti melagingų paaiškinimų, kad šią publikaciją jis paskelbė, nes šio žurnalisto atsisakyti vardinti nenurodytos valstybinės institucijos pareigūnai išsikvietė jį ir davė jam medžiagą šiam straipsniui. Tai ponai Dariau Jauniški ir ponas Alvydas Šiuparė, vadovai šitų institucijų, jūs davėte Dovydui Pancerevui šią informaciją? Ar jūs nustatėte, kas davė ją? Visi šie faktai viešai paskelbti mano spaudos konferencijose Seime, kurios pagal VSD ataskaitą ir abiejų tarnybų grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo turinius yra joms žinomas. Ten labai gausu informacijos apie mano pasisakymus viešus.
Todėl šios tarnybos sąmoningai pateikė Seimui ir viešai paskelbė, bei atitinkamai pakomentavo žinomai melagingą ir šmeižikišką informaciją. Baudžiamoji atsakomybė dėl šmeižto gali būti tyriama tik tuo atveju, jei dėl to kreipiasi nukentėjęs asmo. Negaliu to daryti už kitus, todėl šiuo pareiškimu darau tai savo vardu ir kviečiu prie šio pareiškimo prisijungti kitus apšmeižtus asmenis. Šiuose VSD ir antrojo departamento ataskaitose viešai paskelbta informacija šiurkščiai pažeidžia mano ir kitų asmenų teises reikšti savo nuomonę, kritikuoti Lietuvos valdžią dėl jos netinkamos veiklos. Tuo specialiosios tarnybos Lietuvos valdžios kritika oficialiuose savo veiklos ataskaitose pavadinusios veikla, kuriai taikomos Lietuvos specialiųjų tarnybų žvalgybinės veiklos priemonės, šiurkščiai pažeidė Lietuvos konstitucijos 21 straipsnį, žmogaus orumą gina įstatymas, 25 straipsnį, žmogus turi teisę turėti savo įsitikinimus ir juos laisvai reikšti, žmogui neturi būti kliudoma ieškoti, gauti ir skleisti informaciją bei idėjas, laisvė reikšti įsitikinimus, gauti ir skleisti informaciją negali būti kitaip ribojama, kaip tik įstatymu, jei tai būtina apsaugoti žmogaus sveikatai, garbiai ir orumui, privačiam gyvenimui, doroviai ar ginti konstituciniai santvarkai. 26 straipsnis. Minties ir sąžinės laisvė yra nevaržoma. 29 straipsnis. Įstatymai, teismai ir kitoms valstybės institucijoms ar pareigūnams visi asmenys lygus. 33 straipsnis. Piliečiams laiduojama teisė kritikuoti valstybės įstaigų ar pareigūnų darbą, apskųsti jų sprendimus, draudžiama persekioti už kritiką. Šiuose VSD ir antrojo departamento ataskaitose šiurkščiai pažeisti šie mūsų konstitucijos reikalavimai. Valdžios įstaigos panaudotos vidiniais politiniais tikslais, nes priešingų atveju save ir įstatymus gerbiančių šių institucijų vadovai nebūtų pasirašę šių žinomai melagingų ataskaitų ir jas nebūtų paskelbę. Signataras yra viešas asmuo. Tačiau ši žinomai melaginga, šmeižikiška informacija apie mane ir kitus asmenis paskelbta ne kokia nors straipsnėje su žurnalisto nuomonė. Tai VSD ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento ataskaitos Seimui yra patikrinta ir paneigta net ikiteisminėme tyrime numeris 01-1-48216-15 jau nustatytais faktais ir prokuroro išvadomis. Signatarų aktyviai dalyvavusių valstybės nepriklausomybės atkūrime ir jos apgynime bei nevykdantiems antivalstybinės veiklos, jų apšmeižimas, tariamai vykdant antivalstybinę veiklą, VSD ir antro operatyvinių tarnybų departamento ataskaitose Seimai yra aukščiausias jiem įmanomas šmeižtas. Aukščiau nebūna. Nes paskelbti faktai netitinka tikrovės. Vakarykštis rezonansas Lietuvos žiniasklaidoje ir faktų interpretavimas bei komentavimas vienareikšmiškai tai patvirtina. Šiuose VSD ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento ataskaitose viešai paskelbta, kad didžiausią grėsmę Lietuvai kelia du faktoriai – Rusija ir teroristinė veikla. Tačiau Lietuvos Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės paskirtas buvęs vadovas, VSD vadovas Gediminas Grina panaikino VSD antiteroristinį skyrių, kuris iki šiol neatkurtas. Tos pačios prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva, priminsiu čia papildomai, paaiškino, Seimas, ankstesnis Seimas, pakeitė baudžiamojo proceso kodeksą ir Valstybės saugumo departamentui atėmė ikiteisminio tyrimo įstaigos funkciją dėl antivalstybinės veiklos, dėl karo nusikaltimų, dėl nusikaltimų žmoniškumui tyrimo. Ir visa tai niekam nepriskirta. Šiais darbais vargsta prokuratūra viena pati. Dar daugiau, prezidentės Dalios Grybauskaitės iniciatyva yra
pakeistas baudžiamojo proceso kodeksas įvedantis prokurorinį, o ne teismų vykdomą teisingumą. Teismų nutarti sprendimai nėra privalomi prokurorai. Nori jis tyria, iki teisminį tyrimą vykdo, nori netyria. Dėl Rusijos grėsmės pateikiu jums Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Lietuvoje atsakymą į mano klausimą dėl ponios Dalios Grybauskaitės darbo mėnesių 1991 metais TSRS ambasadoje Vašingtone, JAV. 1991 metais, kada mes čia liejame kraują Vilniuje sausio mėnesį ir gynėme Lietuvą nuo visų užsipuolimų, omonų ir kitų dalykų. Rusija atsisakė pateikti informaciją apie Lietuvos prezidentę Dalią Grybauskaitę, nes ji iki šiol yra ne tik Rusijos valstybės federaliniais įstatymais saugomas subjektas. Informacija, apie kurią galima pateikti tik pačiai poniai Daliai Grybauskaitei, bet ir Rusijos valstybės paslaptis. Nurodyti konkretus įstatymai, kuriais Rusija atsisako tai teikti. Taigi Rusija atsisakė pateikti man šią informaciją dėl nurodytų priežasčių. Raštu kreipiausi į Respublikos prezidentę Dalią Grybauskaitę dėl jos sutikimo pateikti šios duomenis, tačiau prezidentės vardu mano gautame Respublikos prezidento kanclerio rašte atsisakyta man suteikti tokį sutikimą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė netvarka savo pasirašytose 2009 ir 2014 metų kandidato į Respublikos prezidentus rinkimų anketose pateikė prieštaringus ir žinomai melagingus duomenis apie save dėl priklausimo Lietuvos komunistų partijai ir Tarybų Sąjungos komunistų partijai perversmo prieš Lietuvą organizavimo metu. Tai yra 91 metai. Prezidentė Dalia Grybauskaitė, siekdama nuslėpti savo siuntimą į JAV TSRS siuntimu 1991 metais ir darbą TSRS ambasadoje JAV 2014 metais net pakeitė savo biografiją. Nurodė, kad JAV ji buvo ne 1991 metais, o 1992 metais. Tada dirbo Tarptautinių ekonominių santykių ministerijoje čia Lietuvoje. Melagė. Respublikos prezidentė melagė, klastojanti savo biografiją net oficialiuose VRK deklaracijose. 1999 metais Lietuvos vyriausybė, vadovaujama Gedimino Vagnoriaus, gavo JAV nurodymą per 24 valandas išsiųsti iš JAV antrąjį pagal rangą Lietuvos ambasados JAV asmenį ponę Dalią Grybauskaitę. Todėl Valstybės saugumo departamento ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento prašau ištirti šios faktus ir juos pateikti Seimui. Pripažįstant, kad Rusijos grėsmė yra viena pagrindinių Lietuvos saugumai, prezidentės Dalios Grybauskaitės provokaciniai veiksmai Rusijos atžvilgių vertintini kaip potencialiai labai didelė grėsmė Lietuvai, nes jie gali sukelti karinius veiksmus panašius į tuos, kurie buvo išprovokuoti Kryme ir Rytų Ukrainoje. Atsižvelgiant į aukščiau išdėstytą prašau, pirma, Seimą ir prezidentę, nedelsiant pakeisti diskreditavusius save ir institucijas bei piktnaudžiaujančius Valstybės saugumo departamento ir antro operatyvinių tarnybų departamento vadovus Darių Jauniškį ir Alvydą Šiuparį. Taip pat išsiaiškinti ir viešai paskelbti, kokia valstybės institucija, kokie jos pareigūnai pateikė bei nurodė žurnalistui Dovydui Pancerevui 15 min LT paskelbti šmeižikišką ir kurstytojišką informaciją. Antra, generalinį prokurorą dėl 2016 metų kovo 30 dieną viešai ir masiškai paskelbtų 2015 metų VSD ataskaitos, VSD ir antro operatyvinių tarnybų departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo, bei dėl jų žiniasklaidoje paskelbtų straipsnių, radio ir televizijos informacijos, taip pat dėl jų masinių komentarų,
pradėti ikiteisminį tyrimą dėl šmeižto, nacionalinės ir kitokios nesantaikos kurstymo, skatinimo susidoroti su manimi ir kitais asmenimis, Valstybės saugumo departamento ir antrojo operatyvinių tarnybų departamento bei žurnalisto Dovydo Panceremos slepiamos valstybės tarnybos pareigūnų piktnaudžiavimo tarnybinė padėtimi. Trečia, Valstybės saugumo departamento ir antro operatyvinių tarnybų departamento vadovus atsistatydinti. Ketvirta, Valstybės saugumo departamentą ir antrą operatyvinių tarnybų departamentą pašalinti šmeižikišką ir tikrovės neatitinkančią informaciją iš 2015 metų VSD ataskaitos ir VSD bei antro operatyvinių tarnybų departamento grėsmių nacionaliniam saugumui vertinimo, viešai atsiprašyti apšmeižtų asmenų. Penkta, atkurti VSD antiteroristinį skyrių. Šešta, VSD ir antrojo operatyvinių tarnybų departamentą ištirti ir patikrinti mano nurodytus faktus dėl Respublikos prezidentės Dalios Grybauskaitės tyrimo medžiagą pateikti Seimui. Pridedamas šitas Rusijos užsienio reikalų ministerijos ir ambasados Lietuvoje oficialus patvirtinimas, kad mūsų valstybės prezidentė yra Rusijos valstybės saugomas subjektas iki šių dienų ir valstybės paslaptis. Tomas Rutkauskas klausė. Info TV reportaže signataras Zigmas Vaišvila kartu su signatūru Rolandu Paulausku buvo pristatyti kaip buvę signatarai. Gal jau atimta šitas statusas, dar negavau tokio pranešimo, neturiu ką komentuoti. Tai nėra beraščiai, kurie ruošia tuos reportažus. Tai yra žmonės, kurie sąmoningai tai daro. Bet aš jums pasakysiu, vakar sulaukiau Šeduvos sąjūdžio iniciatyvinės grupės vadovės Emilijos Bražinskienės savo šeduviškių vadinamos Šeduvos baba skambučio. Ir jis pasakė, įsivaizduojat, dar iki tokio laipsnio neįsivaizdavau, kad nusigyvensime, kad Zigmas Vaišvila ir Arvydas Juozaitis, kurie buvo tie pagrindiniai sąjūdžio žmonės, organizavę visus mitingus ir kitus dalykus, tai jos nuomonė, bus apkaltintas darbui Rusijai. Aš nekomentuosiu, ką jį papasakoja apie prezidentės tėvelį, amžinatilsį, bet aš pasakysiu kitą dalyką. Švenčių proga jai ir 15 dar gyvų likusių Šeduvos sąjūdiečių buvo pasiūlytos neužmirštuolės dovanų. Ji pasakė, nežinau, gal jai 90 metų jai yra, mums masonų ženklų nereikia, atsiųskite. Ir Angonita Rupšytė iš Seimo atsiuntė štai šitos 15 ženkliukų. Ačiū Angonitai. Tomas Rutkauskas klausė, ar nemanote, kad VSD pranešimas yra spaudimas, perspėjimas visuomenė dėl tautiečių politinio aktyvumo, kaip reikia gintis nuo galimo pareigūnų savivaldžiavimo. Aš manau, kad tai, ką šiandien padaryta, tai yra pavyzdys, kaip reikia gintis. Ir tegul dirba prokuratūra dėl visų šmeižtų, ne tik tai mūsų signatarų, bet ir visų kitų. Tegul dirba, tegul prakaituoja ir tegul valdžia atsako už savo veiksmus. Daiva Gimbutienė klausė. Konservatorius Arvydas Anušauskas vakar per LRT pranešė, kad jūsų kolegui Seimo nariui Audriui Nakui Seime gali būti surengta apkalta dėl to, kad jis sulaužė priesaiką ir išdavė tėvynę. Ar jūs dabar atsiribosite nuo Audriaus Nako,
kuris, kaip nustatė Valstybės saugumo departamentas, tarnauja Rusijai. Na, tokio precedento, kad parlamentaras dirbtų kitai valstybei priešiškai, kaip teigia Arvydas Anušauskas, aš dar negirdėjau. Nesu istorikas. Bet žinant, kad Arvydas Anušauskas savo Facebook'e ir kitur viešai įvardino ir mane, dirbančių Rusijos naudai ir kolaborantų, jau rodžiau tokio lygio istorikam generalinės prokuratūros pažymą apie tai, kad nesu kolaborantas. Tai, žinot, darau dvi išvadas. Pirma, valdžia tragiškai, ypač konservatoriai ir prezidentė, bijo valdžios pasikeitimo Lietuvoje, būsimuose Seimo rinkimuose. Baimės akis didžiulės. Ir ne tik baimės akis didžiulės, jie jau nebesivaldo. Ir tai yra labai gerai, nes visi žmonės jau pradeda suprasti, kas vyksta. Noriu padėkoti vakar Lietuvos ryto televizijai už pakvietimą į laidą. Todėl manau, kad visa tai, kas vyksta, yra labai gerai. Aišku, labai liūdna dėl mūsų valstybės lygio, dėl mūsų nusivažiavimo, dėl mūsų valdžios antivalstybinės veiklos, dėl mūsų valdžios provokacijų, dėl mūsų valdžios aktyvaus noro paversti Lietuvos teritoriją dar vienu ginklų išbandymo poligonu. Todėl su tuo aš nesutikau ir nesutiksiu. Klausimų, matau, nebėra, viskas aišku. Ačiū Jums už dėmesį. O drąsuolius žurnalistus, BNS žurnalistai čia tiesiog už 15 metrų sėdi, bet matyt nurodymas aiškus neteiti šią spaudos konferenciją, jie čia turi nuolatinę darbo vietas Seime. Lauksime jūsų komentarų. Šiandien 14 valandą draugė su kolega Rolandu Paulausku einame į Valstybės saugumo departamentą susitikti su jo vadovu, Dariumi Jauniškiu, kuris beje dirbo Aukščiausios tarybos apsaugos skyriuje, taip vadiname antros apsaugos žiedo tarnyboje, to pačio Aukščiausios tarybos apsaugos skyriaus, kuriam vadovavo Artūras Skučas, ir kurio įsteigimą šitas Kremliui dirbantis Zigmas Vaišvila prastuminėjo Aukščiausioje taryboje, įveikdamas didžiulį pasipriešinimą tų, kurie šiandien vienaip ar kitaip, ar tai grįžę į valdžią, tyčiojosi iš mūsų pastangų kurti Lietuvos kariuomenę, atstatyti jėgos struktūras. Ir dar pasakysiu, tiek dėl Astravo 2012 metais atominės elektrinės rašiau prezidentai ir Seimui ir vyriausybei neteisėtos statybos. Tiek dėl Ukrainos prasidėjus Krymo įvykiams iškart parašiau dėl šauktinių kariuomenės atkūrimo. Šitie žmonės be savo nuomonės, be jokio profesionalumo atsisakė tai daryti ir po metų laiko tik tai pradėjo tai daryti. Kas dirba Rusijos naudai? Klausimas pasamprotavimas. Maždaug prieš savaitę Grina, buvęs VSD direktorius, kurio pasakė trumpam interviu, kad Lietuvoje tvarkytis su galimom grėsmėm lengviau negu vakaruose, kadangi vakaruose demokratija, o čia ir nutiko.
Ir žiūrint šitas ataskaitas, pavyzdžiui, Jauniškio ir Grinos, tai stilistiškai, nei turinijos praktiškai nieko nesiskiria. Nors Grinos pakeitimas Jauniškiui buvo vertinamas kaip kokybiška kažkokia pertvarka VSD, tačiau matosi, kad yra savotiškas tęstinumas. Ir tada kontekste šito Grinos interviu gaunasi, kad VSD naudojama demokratijos žudymui. Tiesiog yra kaip įrankis, ką jūs manote. Visų pirma, Valstybės saugumo departamentas ir antrasis departamentas yra tokios institucijos, kurios atsako už valstybės ir jos piliečių saugumą, nes valstybė tai visų pirma yra jos piliečiai. Ir tie žmonės, kurie yra bevaliai, kurie teikia šią informaciją. Tai gal norite pasakyti, gal jie nori pasakyti, kad jie nežino, kas pateikė 15 min šitą informaciją. Gal jie nori pasakyti, kad savaitės panoramai, poniai Nemirai Pumprickaitei, jie nežino, kas pateikė būsimos ataskaitos rašinėlius. Ir puikiai žino. Jie vykdo politinius užsakymus. Tuom mes skiriamės nuo vakarų demokratinių valstybių. Ir man liūdna, kad net ir šitoje ataskaitoje, taip minimoje Rusija, opozicija, nežiūrinti viską, ji ten kovoja ir nebijo kovoti ir pasisakyti dėl valdžios. Ten net valstybiniuose kanaluose leidžiama antra nuomonė ir Dūmos deputatai ir kiti asmenys diskutuoja ne vieną nuomonę pateikdami, o skirtingas nuomonės pateikdami. Tai tuo požiūriu mes esame beviltiškas užkampis. Bet aš noriu pasakyti, kad jeigu žmonės nesupras, kad tik tai jie gali spręsti, visų pirma, įvertindami valdžios veiksmus ir įvertindami Seimo rinkimuose, visų pirma, tai mes taip toliau ir nyksime kaip tauta. Aurimas Dryžius klausė, kodėl VSD ataskaitoje nieko nėra apie ČŽV kalėjimus pulkininko Pociūno nužudymą. Gerbiamas Aurimai, turiu vis tik patikslinti, tai ne 2015 metų įvykiai. Tai formaliai jie teisūs. Ir Žydrūnas klausė, Delfi LT reakcija. Visi Lietuvos draugai, Nakai, Vaišvilos, Pauloskai vietoje, visi šut portaliai. Tiesiog enciklopedija, tik vieno pasigėdau. Manau, jis šiame sąraše tikrai turėtų būti, nurodė Delfi LT redaktorė. Gerbiamas generalinė prokurorė. Delfi LT redaktorė įžeidžia visus Lietuvos piliečius. Gerbiami Delfi LT savininkai, ar jūs gerbėte save laikydami šitokią menkystą vyr redaktoriumi, kuri naudoja, tiesa ne taip kaip Ramanauskas, ne rusišką matą, lietuviškus keiksmažodžius viešoje erdvėje. Aš neturiu ką komentuoti. Prokuratūros savigarbos klausimas. Delfi LT savininkų savigarbos klausimas. Savininkai vakariečiai, estiškas ir latviškas Delfis visai kito turinio. Net maskvietiškas Delfi, net Rusijos Delfis. Visiškai kito turinio. Iki tokio lygio mes nusivažiavome. Tai ačiū uždėmesį ir stiprybės Delfi LT nušviečiant šią spaudos konferenciją ir BNS-ui. Ačiū.